viskas, ko reikia, truputėlį aistros ir gerai praleist laiką, tai viskas, ko reikia. Ir visi kartu su manim. Aistra. Žinojai, kad aistra ir buvims aukštai būsenoj, šypsena, laimė, tiesiog būt laimingam, tiesiog dėl laimingumo, tiesiog šypsuotis, dėl šypsojimosi, buvimo aukštoj būsenoj ir užsiėmimo tuom, kas yra tavo aistra, kas padaro tave laimingu, tavi gali atjauninti. Dabar žiūrėk, hear me out. Kai tu užsiimi savo aistrą, kai kažką darai, kur laiks tiesiog prabėga, tu pažiūri laikrodį, o juk tu savo atrodo 30 minučių te praėjai, o iš tikrųjų pažiūri laikrodį praėjai 5 valandas. Ko tas reiškia? Tas reiškia, kad tau, ką tu pajutai, tas laiks, ons ir tik laiks ir iliuzija. Visų pirma, laiks ir netikras, ons neegzistuoja. Tam įdalyks. Kai tu pajutai, kad 30 minučių te praėjo, o pagal šitą laikrodį, kur tu pažiūrėjai, praėjo 5 valandas, tas reiškia, kad visiems kitiems ir tau taip ir praeitos 5 valandas, bet pagal tavo realybę, kur tu užsiėmėjai savo aistrą, kad tavo laiks visiškai sugriuvo. Tu patyrė tik 30 minučių ir tu tik pasenai 30 minučių. Tai dabar pažiūrėk, gali pasidomėti, kodėl laimingesni žmonės, kai būna senesni, atrodo jaunesni. O dabar pagalvok, kodėl mūsų didžiuoja, pavyzdžiui, visos mūsų močiutės, kurios patyrė sovietmečio stresą, kurios patyrė visus tus baisius gyvenimus, kur ten tiek daug nelaimingų situacijų ir visko, kas buvo, kodėl visos jos arba visi tie seneliai atrodo tokie seni, nors anam tik 70 arba 75, kodėl tokie seni atrodo. O dabar pažiūrėk, koks močiutės ateina. 50-60 metų ir atrodo kaip 30, kaip 35. Laiks sugriuva, kai tu užsiėmi savo aistrą ir jis tau tek visiškai kitaip, nes prisimink, laiks ir tik iliuzija. Laiks nėra realybė, tu laiką gali manipuliuoti. Pat geriausias būdas manipuliuoti laiką ir užsiimti savo aistrą, nes aistra sulėtin tavo realybės laiką ir tu nesensi taip greitai. Tau bus 100 metų, atrodysi kaip 60.